Sveiki! Šiandien turiu Jums pasiūlyti 3 uždavinius ir visi šie uždaviniai yra iš Alytaus regiono komandinės olimpiados. 2 iš jų yra įrodymo uždaviniai ir paskutinis, kaip čia pasakius, kiek įrodymo, kiek loginis, bet, toks visai įdomus, sakyčiau. Norėčiau pasidalinti sprendimais, kuriuos radau. Ir pradėkim. Taigi, pirma užduotis. Teigiami realieji skaičiai A ir B tenkina nelygybę A plus B plus 1 yra lygu 3AB. Įrodykite, kad A kart B yra daugiau lygu 1. Tai pradžiai AB priklauso teigiamiems realiesiems. Ir kokį labai gražų būdą iš tikrųjų čia radau, tai su aritmetinio ir geometrinio vidurkio nelygybė. Dabar, ką tai sako? Aritmetinio ir geometrinio vidurkio nelygybė. AM ir GM, tai čia angliški terminai. AM yra arithmetic mean, GM yra geometric mean. Tai aritmetinis ir geometrinis vidurkis. Ir sako, kad aritmetinis vidurkis bus didesnis lygus už geometrinį vidurkį su x nariais, kurie priklauso teigiamiems realiesiams skaičiams. Tai pagal mūsų sąlygą viskas labai gerai. AB priklauso teigiamiems realiesiams, vadinasi, šita nelygybė galioja. Dabar aritmetinis vidurkis šitų abiejų dydžių bus A plus B padalinta iš 2. O geometrinis vidurkis šaknis iš A kart B. Ką mums tai duoda? Mums tai duoda, matom, kad A plus B plus 1 yra 3AB. Mes turim tokią lygybę, tai čia mums trūksta tiesiog pridėti vienetą. O kai mes čia galim pridėti vienetą, tai prie visos lygties pridėti 1/2. Ir kai pridėsim tą 1/2, tai kairiai pusiai mums liks tik A plus B plus 1 padalinta iš 2, dešiniai pusiai 1/2 plus šaknis iš AB. A plus B plus 1, kaip mes sakėm, pagal šitą lygybę yra 3AB. Mes turim, kad 3AB padalinta iš 2 yra daugiau lygų negu 1/2 plus šaknis iš AB. Ir dabar, kadangi mes čia turim AB, čia turim šaknį AB, mes galim pasidaryti keitinį. Keitinį T lygus šaknis iš AB. Kadangi AB yra teigiami realieji, tai T, žinoma, yra daugiau už 0. Ir taip, ir dabar pasikeičiam. Turim 3t kvadratu padalinta iš 2 daugiau lygų 1/2 plus t. Viską pasidaugint galima iš 2, kad būtų paprasčiau. 3t kvadratu yra daugiau lygų 1 plus 2t. Ir dabar keldami į kitą pusę turim 3t kvadratu minus 2t minus 1 yra daugiau lygų 0. Dabar išsisprendė, čia diskriminantą. Tai bus 4 plus 12 šaknis 4, tai turėsim vieną sprendinį 2 plus 4 iš 6, tai bus 1. Kitą sprendinį turėsim 2 minus 4 iš 6 ir čia turėsim minus 1/3. Ir kadangi tai yra teigiamas, o čia gavom neigiamą, vadinasi šita reikšmė mums netinka. Ir jeigu pasižymėsim skaičių tiesiai, mums reikia rasti kada daugiau arba lygų 0, tai turim čia vienetą, turim čia minus 1/3. Jeigu statysimės 2, tada gausim teigiamą skaičių, vadinasi čia bus teigiamos, neigiamos reikšmės. Šitas mums netinka, šitas irgi mums netinka. Tai mums šita lygybė galioja, kai tai yra daugiau lygų 1. Dabar, kas buvo T? T buvo šaknis iš AB. Vadinasi, šaknis iš AB yra daugiau lygų 1. O mums reikėjo įrodyti, kad A kart B yra daugiau lygų 1 štai čia. Tai jeigu tiesiog pakelsim kvadratu, tai gausim mūsų reikiamą nelygybę, kad AB daugiau lygų 1. Sekanti užduotis. Mums reikia įrodyti, kad P kvadratu minus 1 dalyjasi iš 24, jeigu P yra didesnis už 3 ir P priklauso pirminiams. Tai visų pirma, ką matom apie P kvadratu minus 1, kad galima išsiskaidyti P minus 1, P plus 1. Ir mums reikia įrodyti, kad dalyjasi iš 24,
Tai 24, jeigu skaidysim pirminiais dauginamaisiais, tai dalinsis pradžiai iš 2, tada 12, dalinsis iš 2 6, dalinsis iš 2 3 ir dalinsis iš 3 1. Vadinasi, 24 mes gaunam 2 trečiuoju kart 3, 8 kart 3. Tai mums reikia įrodyti, kad dalinasi iš 3 ir mums reikia įrodyti, kad dalinasi iš 8. Štai šitas skaičius. Ir žinoma, p yra didesnis už 3, tai artimiausia, jeigu imam p lygų 5, tai 5 kvadratu minus 1 bus 24, tai bet koks didesnis skaičius, žinoma, bus jau didesnis už 24, už 24, tai apie tą nereikia sukti galvos. Tai pradžiai, pats paprašiau būtų pradžiai įrodyti, kad dalinasi iš 3 ir mes žinom, kad p yra pirminis. Ir tai yra natūraliai skaičiai, tai iš eilės einantys skaičiai, jeigu turim p minus 1, tada p plus 1. Kadangi tai yra natūraliai skaičiai, bent vienas iš 3 iš eilės einančių natūraliųjų skaičių dalinasi iš 3. Tai jeigu čia, pavyzdžiui, būtų 5, 6 ir 4, matom, kad p plus 1 dalintųsi iš 3. Tai pagal tokią logiką, kadangi p yra pirminis, jisai žinoma nesidalins iš 3, tai vadinasi, kad arba p minus 1, arba p plus 1 dalins iš 3. Bet jeigu mes juos sudauginsim, tai jų sandauga, žinoma, dalinsis iš 3. Nes jeigu bent vienas iš jų dalinasi iš 3, tai ir jų sandauga dalinsis iš 3. O juos sudauginę mes ir gaunam p kvadratu minus 1. Tai taip pat paaiškinus, galima pasakyti, kad p kvadratu minus 1 dalinasi iš 3. Jau įrodėm dabar su 8 ką daryti. Na, kadangi p yra pirminis ir didesnis už 3, tai p bus nelyginis. P bus nelyginis, tada p minus 1 ir p plus 1, jie abudu bus lyginiai skaičiai. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, p minus 1 mes galim gauti tiesiog kaip 2n, kur šiuo atveju, kadangi p yra daugiau už 3, tai p minus 1, na tai n daugiau už 2. Ja. Ir tada p plus 1, tai galim tiesiog parašyti kaip 2n plus 1. 2n plus 2, nes mes imam 2n p minus 1 ir dar pridedam 2, o iškelias kliaustus n plus 1. Tai dabar jeigu šitai įsistatysim ir sudauginsim, tai 2n padauginta iš 2n plus 2, ką gausim? 4n kvadratu plus 4n. Dabar 4 įsikelia prie skliaustus, gausime n kvadratu plus n. Mums reikia įrodyti, kad dalinasi iš 8. Dabar jeigu šitą skaičių mes dalinsim iš 8, tai 4 ir 8 prasnins liks 2. Dabar n kvadratu plus n. Tai jeigu n yra lyginas, tada žinoma dalinsis iš 2. Dabar ką jeigu n yra nelyginas? Nelyginį skaičių, keldami kvadratu, mes gausim nelyginį skaičių. Ir jeigu pridėsim vėl nelyginį skaičių, mes gausim lyginį skaičių. Vadinasi, tiek su n lyginiais, tiek su n nelyginiais, n kvadratu plus n dalinsis iš 2. O tai reiškia, kad mūsų šita sandauga 4 kart n kvadratu plus n dalinsis iš 8. Tai viskas. Įrodyta. Įrodėm, kad dalinasi iš 3, kad dalinasi iš 8, vadinasi, dalinasi ir iš 3 kart 8, 24. Nelyginiai natūraliai skaičiai suskirstyti į grupės. Pirma grupė sudaro skaičius 1, antra 3 ir 5, trečia 7, 9, 11 ir taip toliau. Skaičiuokite antos grupės skaičių sumą. Pradžiai mums reikėtų įsiaiškinti, kadangi čia viskas eis per n, tai mums reikia įsiaiškinti, kiek iš viso skaičių bus parašyta prieš n-tąją grupę. Vadinasi, jeigu pirmam yra 1 skaičius, antram yra 2, trečiam yra 3 ir taip toliau, ir n-1 grupiai bus n-1 skaičių. Na ir čia tiesiog pagal aritmetinės progresijos sumą galima pagal sumos formulę skaičiuoti, kad tai bus
1 plus n minus 1, padauginta iš skaičiaus, kas yra n minus 1, ir padalinta iš 2. Ir iš čia gaunam, čia vienetai įsiprastina, tai gaunam n minus 1 padalinta iš 2. Tai čia yra suma sugrupuotų visų nelyginių skaičių prieš n-tąją grupę. Dabar iš šito mes galim rasti patį paskutinį n-1 grupės narį. Dabar kaip tai padaryti? Matom, kad čia yra 1 plus 2 plus 3, tai čia tiesiog yra, ta prasme, skaičiai seka po vieną, mums reikia nelyginių skaičių. Tai dauginam iš 2 ir atimam 1 ir tokiu pakeitimu mes gausim, kad pats paskutinis narys yra n minus 1 minus 1. Čia n-1 grupės pats paskutinis narys. Ir dabar, jeigu nariai kinta kas 2, tai n-tosios grupės pirmas narys bus tiesiog prie n-1 grupės paskutinio nario pridėti 2. Vadinasi, n-tosios grupės pirmas narys yra n-1 plus 1. Ir mums reikia rasti n-tosios grupės joje esančių skaičių sumą. Jeigu pirmas narys yra n-1 plus 1, tai kitas bus n-1 plus 3, n-1 plus 5 ir taip toliau. Ir matom, kad čia yra taip pat nelyginiai skaičiai, o juos mes galime išreikšti kaip 2n-1, nes jie yra nelyginiai, tai su n1 bus 1, su n2 bus 3 ir taip toliau. Ir dabar, galiausiai pagal sumos formulę, mes turim pirmą narį, kuris yra n-1 plus 1. Mes pridedam paskutinį narį, kuris bus n-1 ir tada plus 2n-1. Mes visą tai padauginam iš narių skaičiaus, kas bus n, ir padalinam iš 2. Ir iš čia gaunam n kvadratu minus n plus 1 plus n kvadratu minus n plus 2n minus 1. Tai minus n ir 2n įsiprastina, plus 1 minus 1 įsiprastina. Pačioj lieka 2, dar dauginam iš n, tai čia n kvadratu plus n kvadratu yra 2n kvadratu. Dar dauginam iš n ir dalinam iš 2. Ir gaunam, kad n-tosios grupės narių suma yra n trečiųjų. Ačiū už žiūrėjimą.